Pasieki kažkokį didžiulį tikslą. Projektas pabaigtas, visi ploja, bet grįžus namo vietoje euforijos jaučiasi kažkokia tuštuma. Viena labai sėkminga kūrėja sesijoje man prisipažino, kad tikėjosi po tokio savo pasiekimo pagaliau pasijausti pakankama. Ir kai mes supratom, kad joks išorinis projektas nesukurs vidinio vertės jausmo, atėjo ne liūdesys, o didžiulis išsilaisvinimas. Pagalvok apie tai. Kai tau nebereikia savo karjera ar pasiekimais įrodinėti, kad tu esi verta meilės ir vietos po saule, tu tampi absoliučiai laisva. Tu gali pradėti kurti ne iš trūkumo, o iš visiško džiaugsmo ir gausos. Taip kad atskirk savo asmenybę nuo savo pasiekimų ir paklausk savęs, jeigu tu jau dabar esi tobula, saugi ir vertinga, ką tiesiog nori sukurti dėl savo pačios smagumo? Ir kai kursi iš šios erdvės, tavo darbai spinduliuos magišką, pritraukiančią energiją. O jei jauti, kad atėjo laikas nustoti įrodinėti ir nori išmokti kurti būtent iš tokios gausos, kviečiu tave į transformacinę coachingo sesiją. Nuorodą rasi mano profilyje.